karštis? Kas tas karštis? Kas tas karštis? Jis gal čia kas yra? Sveiki, vėl naujas vlogų sezonas. Vešim lauktuvių, kvietimą į renginį. O, kapotas, važinėjau su kapotu darytų žiūrėk. Jo, vasarą pasilsėjom. Grįžtam į darbą. Kas tas karštis? Jis gal čia kas yra? Kas tas karštis? Šiandien yra antradienis, į renginio liko vos 4 dienos. Tai laukia tikrai toks renginys, kurio dar tikrai Lietuvoje nebuvo. Renginys apleistam fabrike, visiškai nepritaikytas tokiai veiklai. Tai, bet padarysim taip, kad atrodytų tikrai ne kaip fabrikas. Laukia 5 profesionalios MMA kovos, Armored MMA kova, dar Dimeris kovos pagal bokso taisyklės, 3 kickbokso kovos bus net, tai viena merginų kova. Ai, ir mano bus iššūkis, reikėsim žmonės iš salės ir galės sukovoti prieš mane, tai neprofesionalai. Galės pasitikrinti ir jeigu atsilaiko 2 minutės, gauna 500 eurų apsipirkti nokį. Tai labai laukiu šeštadienį. Kas tas karštis? Kas tas karštis? Dabar varom pasiimti arbatos ir į gamyklą. Laukiam dabar Robertos, padarysim interviu. Atvaro kontra, atvaro provokacija, atvaro smailys. Kažką. Pakalbėsim, pabirbensim. Kas tas karštis? Nieks neaplenktų. Kas tas karštis? Žinai. Čia vyks visas veiksmas. Tai šiaip patalpos yra nešildomos. Mes šildysim dar dieną prieš su daugybė šildytuvų įvairių galingiausių. Tai turėtų būti neblogai. Bet šiaip kalbėjau su darbuotojais, tai sakė, kad... Sakau, kaip šildotės čia žiemą? Sako, iš vidaus. Taigi, ruošiame sauną. Tai viso, toks ir liekis. Numeris 3 diena baigėsi, dirbam toliau. Beveik, dar bus reikalų grįžus. Susimatom rytoj Metropolis Vėrimose konferencijoje ir pradedam pildyti Pergalės fabriką. Kai tik sugalvojom, kad norim degančios bačkos, tai varom pro mūšį. Geriam, stumiam, gajus, o tai darom. Reikia iššauti vipus. Vipai yra tik 100. Linksėkit. 100, 300, 420. Vipai. Davai. Sveiki, po kiek bilietai? Tokia biškį baugiau. Здорово, šitos atrapotkės. Gerai, pirma kova čia. Legal check. Mes esame dėkingi pagrindiniam rėmėjui Faithhood Barbershop, plojimai jam. Taip pat dėkojame Nox, Ramirent, Metropolis, Ana Meša ir Linksmonadas. Muša piršiniam. Iš karto į kontaktą eina Liena. Padaryti Karolina, taip pat tiesiog atsimatuoti distanciją. Matome su labai... Jog paieškose yra, ieško ir... Taip, kova yra tiesiog, kad užpuolas savo... Smūgis praėjęs
O dabar va praėjo į galvą išskydo, kuris tikrai... Tadas Lavinskas! Prie pabaigos. Bando pakeisti poziciją, Martinas. Klausyk, o čia gavau informacijos, ką reikia biški šokai. Jo, galiu prasukti suktuku, jei norit. Davai, pavaryk. Prašau. He will do some breakdance. Alright. Muzikos pajungi tik tai. Right, DJ, spin that shit. Palaiko! Wow! Jie turi suprasti, kad jie yra Kaune. Francisko Butkevičius, Kauno futbolo Žalgirio atstovai, kurie ką tik laimėjo Lietuvos futbolo taurę. Plojimai jiems! Aleksandras Radek Štadleris. Ir štai. Turbūt. Ir pagavo ranką. Taip, jis taip padaro. Music. Wow. Ir atstovai ar ne arenoje. Abibas Nurmagomedovas per savo UFC karjerą nekart nekraujavo, tai galbūt ta taktika yra. Panašu, kad rankos yra sukabintos. Klausimas, ar jos yra po kaklu, dar ne visiškai. Ir dar vienas bandymas atlikti ir neįkirčiau. Ir viskas. Ir taip jam pavyksta. Ir mes sveikiname Marių Šeputį, kuris dabar perkeltinė prasme užkasė savo varžovą. Klaipėda, linkėjimai jums, Aleksandrai Juzik, klaipėdietis iškovojo pergalę. Marius Šeputis, klaipėdietis iškovojo pergalę. Aš žinau, kad ir Klaipėdos Neptūno žaidėjas Martynas Masevičius stebi šią transliaciją. Linkėjimai ir jam. Šiandien bus Manto Smailio. Na, kol kas matome, Warlen Lopez pirmas nėrė į koją savo varžovui, jisai šiau laiko, dabar atidavė nugarą savo varžovui Warlen Lopezas ir jis pasiduoda. Ir dar vienas plaukimo veiksmas. Antras iš eilės, o mes sveikiname. Net nemačiau. Sutinku, labai žaibiškai. Tai Championship renktose varžybose tikrai sugebėjo nugalėti tą patį prieš vieną kovą kovojantį Warlen Lopezą. Pats plaukimo Ir ta veiksmas. pozicija gali būti lemiama. Ir tai yra viskas! Klaidas Lukaševičius pirmajame raunde baigė savo kovą smaugimo veiksmų įveikdamas Darijan Belančič. Toliau ginsis teisėjas bus priverstas sustabdyti šią kovą anksčiau laiko. Ir tai yra viskas. Tai yra viskas. Tai va, prieš tokius tikrai velnius jau mes tikrai jau su draugeliu tai nevaidinam, mes jau paprastesni tikrai iš karto būnam. O šiaip kaip pačiam kova, ne? Jau jautei, kad priešininkas daug silpnesnis, ar tiesiog labai pasisekė sudėliotos smūgius, nu va, kaip ir mums su draugeliu žodžius. Aš jau kovoti ir tiek. Kovoti jis būtent sugeba priversti savo varžovus pasiduoti. Nu, kaip renginys? Ar į ringą žengia kovotojas, kurio aš manau, kad greitų metų net ir pasaulyje nebereikės pristatinėti. Fighter House kovotojas Mantas Kondratavičius, apie kurį renginio vedėjas pasakė turbūt viską. Bus likęs vos vienas raundas ir dabar matome, bando atlikti smūgimo veiksmą Mantas Kondratavičius, 5 sekundės iki pirmo raundo pabaigos. Greičiausiai ir taip, išgirdome gongą. Paskutinės 30 sekundžių antrajame raunde. Šlapą nori dabar Mantas Kondratavičius, kuomet nuslysta koja ir galės jis perimti savo varžovo nugarą. Mantas Kondratavičius! Gerai? Ne per gerai jums? Litagra. Problemos. Voristai. Ką tvoristas? Problema šito reikėjo prie įėjimo mums. Mūsų pagyvinės dar labiau.
Paim. Čia biški dizelio yra pribėgę, bet kad tu norėtum prispilti mašiną, kaip visi kibirkščiai, gali biški apdegti. Tai apsargiai. Nes čia dizelio yra. Labiausiai nepasiteisinęs dalykas per visą renginį. Pasakėme dizelinius, šitus va, Master. Jo, žodžiu, kiek? 900 litrų dizelio? Jo, 900 litrų dizelio. Pajungiam šilumainą į ten, dizelis į čia. Pasirodo, biški dizelio šūdas į čia neėjo. Ir ten taip draugai sako, bliamo, bet žinai, kaip smirda, tipo, kaip galva. Na gerai, sakau. Ir aš jau juos atjungti va taip. Ir kai da jau, tas dizelis taip mane daužė, ir taip atsukau ir tada iškritau. Prizai kokie, Bendžiau? Bendžiau. Anos Mešos sąskaita. Gerai, tai 5 litro Belvederės degtinės buteliai, 3 Prosecco buteliai, 6 Negroniai, 2 džintonikai, 4 Cuba Librės, 4 Pornstarai, 3 Sierra tekilos šotai, nu ir sulčių 2 po litro. Ir kiek gausi? Štuka 174. Ką, neuždirbam? Nu tai ką, užbaigiam turnyrą, paskutiniai tvarkymo darbai. Buvo tikrai nelengvos 2 savaitės. Kovos visos iki vienos buvo labai geros, labai džiaugiuosi kiekvieno kovotojo pasirodymu. Tai nuo pirmos kovos, tai pati pirma merginų kova, tai buvo tikrai žiauriai intensyvi, įspūdinga. Lijana su Karolina plakėsi arčiau negu kiti bachuriukai. Antra kova Tadas labai gerai pasirodė prieš Titano kovotoją. Pirmam raunde užbaigė nokautų, techninį nokautą. Dimeris, kai visą laiką įspūdingai nokautavo, jau Dimeriui reikia geresnių priešininkų ieškoti. Ta kova buvo riteriai, tai riteriai taip pat buvo nerealiai įdomu, kai visą laiką. Tik aišku, žiauriai sunku kovoti, kai ant tavęs 40 kg tie šarvai. Tikrai nėra lengva, reikalauja belekiek ištvermės. Nu tai kas, toliau Juzikas puikiai laimėjo, greitai išlaužė ranką. Vaidas Lukaševičius prismaugė tikrai pajėgų kovotoją iš Bosnijos. Mariukas, Marius Šeputis laimėjo irgi prieš tikrai pajėgų kovotoją smūgimų antram raunde. Smailys su Varlenu, tai šiaip žiauriai gera kova buvo. Tai Smailiui matėt, kaip prakirto akį, antakį. Toks, nežinau, 5 semų katas. Nežinot, kiek siūlių buvo Smailiui? Ne. Baisiai prakirto jam akį. Tai vis tiek, aš kaip po pirmo raundo įlipau į narvą, tai kai pamačiau tą akį, jau galvau ragas, no way, jau nepakovos tikrai, nutrauks. Nes šiaip tai tokius katus tai traukia. Bet man tas greitai sugebėjo parversti ir smaugė Brazilą. Nėra lengva, bet Varlinas tai šiaip tikrai kietas fighteris. Aš šiaip norėčiau pamatyti dabar Varliną su Marium Šepučiu. Va, čia, manau, kova būtų žiauriai gera. Na, aišku, Mykolas Korsukovas, tai gaila biški, nes priešininkas toks netėjo, atrodo, nusiteikęs kovot, nors, ką tu žinosi, atrodė irgi debiutantas MMA, turėjęs nemažai kovų, bet ne MMA. Ne, man atrodo, turėjęs kelias kovas MMA, tas bičiukas. Bet irgi pradedantis, tai jo kovų nelabai buvo galima rasti MMA, kickboksai įsikovojo gerai, bet kažkaip tai nebuvo nusiteikęs kovoti ir staigiai gavo ten tipą į pilvą vieną ir susiraitė. Tai dar aš buvau prismagų žiūrovą. Ne, šiaip malodės Vidas, kad atėjo ir nepabijojo, nors tikrai buvo, manau, nedrąsu. Ir aišku, Kondratavičius priešininkas, tai šiaip žiauriai geras grepleris. Jisai su Martynu yra kovojęs, bet Martynas tai irgi prieš jo... Banaitis prieš jį kovojo, jo, tai Banaitis kaip ten su jo teisėjų sprendimai tiesiog, ar buvo taškų padaręs? Teisėjų sprendimai. Bet ar buvo taškų padaręs ar teisėjų sprendimai, nes jis skirtingai, žinai, jeigu taškai, teisėjų sprendimai. Teisėjų sprendimas tada, kai 0-0. Bet neatsimenu, ar jisai buvo padaręs. Neatsimenu, bet Banaitis irgi šiaip gerai spaudžia, gerai pesina. Tai Banaitis prieš jį buvo laimėjęs, bet šiaip jisai, toks jau aukšto lygio grepleris. Mantas gerai labai gynėsi. Vienu momentu truputį gal kažkaip ar pavargo šiek tiek, ar praleido tokią, gavo progą priešininkas pačiu po tą koją. Nes šiaip tai visą laiką labai gerai reagavo ir neleido pagriebti. Po vienu momentu šiaip pagavo Mantui koją ir... Bet Mantas, aišku, Mantą prilaužti, nežinau. Ten turi būti, nežinau, antžmogas. Mantas pabėgo ir porą kartų apėjo, gavo taškų ir Mantas, man atrodo, ten 5-0 laimėjo prieš jį.
Araratas maitino normaliai pirmą kartą, ne duonos ir ten čipsų galėjai nusipirkti, o galėjai nusipirkti plovo, šašlykų. Tai va, žiauriai fainai irgi visą laiką, manau, reikės taip daryti. Renginį organizuoti sekėsi gal visai neblogai, bet po renginio susitvarkyti niekad nesiseka suorganizuoti šaikos. Visai gal ir, čia Benčiaus dėka, va dabar turim kažką apie renginį, bet šiaip tai visą laiką patiems reikia tos tvoros tampyti, nama kitą kartą reikės susigrėti. Ačiū visiems. Ir iki kito renginuko. Tai kaip visada išrenku vieną laimėtoją, komentatorių, kuris pakomentavo po praeitų video. Tai Noko marškinėliai šį kartą keliauja